Sveiki bičiuliai. Šiandien ruošiamės Vilnius Auto Show 2025 parodai, kuri vyks Litexpo šį savaitgalį. Tai dabar atvykom į garažą, bandom ruošti automobilius, kuri didžioji dalis nebuvo paruošta. Tai reikia nuplauti, patikrinti, nuvaryti į parodą, viską susitvarkyti, suspėti nuvežti stendukų dalių, lankstinukus ir kitas detalės. Žodžiu, darbų daug, kaip visada, laiko mažai. Taigi einam dabar, bandysim judinti Golfuką, Porsche, BMW M5, Fordą, kurį reikia nuplauti, ir Multivaną. Taigi norėčiau būti pasiruošęs kaip Andžejus, kuris savo Wasabi kelias dienas prieš pasiruošė, nuplovė, pastatė. Kaip jūs matote, automobilis blizga, gražutis stovi, bet dėl laiko stygiaus pas mus situacija yra kitokia. Štai tas gražuolis, galite pasižiūrėti, kaip jisai gražiai atrodo, visas paruoštas, nublizgintas, pasiruošęs į parodą, o palyginimui galėsim pažiūrėti mūsų Fordą, kuris stovi purvinas, bet su pilnu kuro baku. Taigi dabar judam pirmin. Dabar reikia tepalo. Užsinimo. Ir užsinimo skysčio reikia. Stipriausias čia. Pažiūrim tai gražiai. O Lietuvare mes sakėm, kad čia generatorius nekrauna? Jo, nes ten yra šepetėliai, kai mes buvom pas maistai buvo, tai mes nusėmėm generatorių, pasižiūrėjom šepetėliai yra nusidėvėję. Ar man generatorius? Vienas dirba, 3 žiūri. Darbų vadovai. Kol kas smulkus techninės sklandumai, Porsche padanga nuleista, Golfe trūksta tepalo. Dabar atidarinėjom BMW, kiek atsimenu, akumuliatoriaus irgi nėra, reikės jo ieškoti. Bet laiko dar turim, nuotaika gera, tai tikimės artimiausiu metu išvažiuosim iš parkingo. Kol pučiasi Porsche padanga, ieškom akumuliatoriaus violetiniam M5. Šiuo metu turim akumuliatorių deficitą, reiks užsipirkti prie sezono, kai visada atrodo nuperka akumuliatorių, kai reikia jo ir nėra. Tai išiminėjom iš rūdo BMW, kurį kažkada matėt, jau nuplauto, sutvarkyto salono, bet apie jį papasakosim kitą kartą. Ledas, manau. Nelabai. Gerai, nelabai. Sekantį akumuliatorių. Gerai, bandom. Turim vienoje raštą R13 raktelį, kitoj BEMS. Žiūrim, kuris geriau tinka. Darom šitą.
I get advances, this increases chances. My life is like a prom, but there ain't no dances. I'm standing in this hall getting funny glances. I was raised as a youth, but was missing parents. I was raised by my granny, shit, I miss my granny. Hardly raised by my daddy, but I miss my daddy. Wasn't raised by my mother, but I miss my mother. I ain't get to know my mother, but I actually loved her. Strange, I made the studio my home. Every time I touch a microphone, I'm at home. Every time I hear a metrodome, I get in the zone. Every time I get into the zone, I'm usually all alone. Home, it's where the heart is, pop. It's where our art is, usually goes the heart is, pop. It's where our art is, showing them that you are hip-hop. Long as you finish, doesn't matter where you started. I'm home. When I win, I'm alone. When the wind blows in and I won't lie. Oh, at home, I get home, go home, go home, get home, go home, get home, go home, go home, get home. Why? So home is where the heart is, yeah. I said I'm in love with my hood, just know my love ain't lust. Hater said he had my chick, just know my broads ain't touch. Don't be snitching on my cookie, get my dog caged up. Look the smoke to get you all blazed up. Like a chimney, aggressive with the ace when I hit your face with the mini-me. Happy with the face when I use the K on the enemy. I shoot it automatic like bad habits. Porą minučių. All in the back, puffin' the remedy. With a 9 on my lap, she like it tender me. I started from scratch, now the epitome. These rappers on my sons, y'all motherfuckers be kidding me. I'm smoking blunts up the range, rolling the chain smoking. Dangerous pretty ugly with Dracos if you ain't noticed. My hometown is a war zone and it ain't bogus. Bridges filled with a gang of coke and it ain't sober. When I win, I'm alone. When the wind blows in and I won't lie. Oh, at home, I get home, go home, get home, go home. Atvykome pasimti Subaru Libero, labai skubėjom, kaip ir studentai, kaip visada buvo daugiau darbų negu laiko, taigi jisai beveik paruoštas. Taip atsidėjo, kad vakar trūko aušinimo žarna. Šiandien ryte bandėm jį tvarkyti, vieną problemą sutvarkėm, bet žarna trūko antroj vietoj. Tai jisai važiuoja ant šalto, kai įšyla ir atsidaro termostatas, pradeda leisti aušinimo skystį. Tai kitaip tariant, jis gali važiuoti trumpus atstumus. Tai dabar mūsų idėja, kad mes jį nutempėm antroso su Multivano iki Litexpo parodų rūmų, apiplaunam ir jisai jau savo eiga nuvažiuoja ir stovėtų lauke netoli įėjimo į parodų rūmus prie ekspozicijos. Tai va, žiūrėsim, bus pirmas jo debiutas, kaip matom, jau su nuotykiais. Taigi dabar bandom varyti. Bringing in the action like a bungee cord. Standing on the corner getting no applause. Squinting through my eyes, I don't know them boys. What you hoping for? Cream, get the money, dollar bill, y'all. Ramen noodles for a meal, how I feel, dawg. Why you placing judgments? I'm just trying to live, dawg. Put it on my head, cause it's not what it appeared, dawg. Low key, cutting through the bushes so they never scope me. In the field where the lane is stuck. You got chain, you got cane, what's your name? What's up? Where the real dope dealers looking lame as fuck, but the real dope women looking plain as fuck. Well, I'm just trying to change it up. I'm myself, why you trying to be the same? For what? If you got a copy, niggas play the game for what? If you ain't trying to hit the bullseye, you aim for what? Come on, man. Light the match to match the vibe. As I roll the 85. Kokie įspūdžiai? Tobuli. Vakar mažai mėgojom, bet subarikas padarytas. Niekas nežino, kad antros ateitų. Taigi, atėjo penktadienis, pirma parodos diena. Vakar, kaip matėte, lakstėm, bandėm vežioti, viską skubėjom, tai laiko pafilmuoti taip ir neradom, tikrai nusikėlėm. Bet šiandien stendas paruoštas, į parodą atvykome, laukiam dalyvių ir tikimės gero bendravimo ir gero laiko. Stendus mes pasidarėme pagrindinį stendą šioje vietoje savo, tai stovi mūsų raudonas 911, stovi VF radija, ant kurios yra pagaminti tokie kaip lankstinukai, kortelės, tai yra automobilio nuotrauka ir informacinė medžiaga apie mūsų turimus ir nuomojamus automobilius. Tai kas bus parodoje, tikiuosi pasiims ir pasidžiaus šiais gražiais paveikslėliais.
Toliau stovi mūsų multivanas, išplautas, paruoštas. Ačiū dar kartą Mariui, kuris mums padėjo visus automobilius detailinti ir paruošti parodai. Toliau turime staliuką, kėdės ir visokių kitokių smulkmenų. Irgi dėkui Nerijui mums padėjo papuošti mūsų stenduką. Taigi mūsų paroda paruošta, o dabar kviečiame eiti drauge apsižiūrėti, kokių įdomių stendų yra čionai. Netoli mūsų yra Vilniaus auto muziejaus stendas, į kurį jie atvežė 3 gražius eksponatus, mažiukus, dailius ir labai įdomius automobilius. Šalia jo stovi Karolio Raiščio stendas, kuriame stovi jo Land Roveris dalyvavęs Dakare, Jaguaras dalyvavęs istorinė Monte Carlo ralyje. Tad kas dalyvau šiandien, būtinai pasižiūrėkit ir pasigrožėkit šitais vaizdais. Stendas yra už manęs, kaip matote, labai gražiai papuoštas, informatyvus, paruoštos visos informacinės lentelės, kokybiškas, dalyvavimas parodoje toks ir turėtų būti. Mes šioje parodoje dalyvavome pirmą kartą, pilnai visoje parodoje, tad turime tokių smulkmenų, turime netitikimų, bet tikimės, kad kaip pirmam blynui, tai viskas puikiai tinka. O toliau aplinkui supa labai gražus automobiliai, įvairaus stiliaus, įvairaus laikmečio, sten stiliaus automobiliai, istoriniai restauruoti automobiliai, sportiniai automobiliai, senoviniai automobiliai. Yra atvažiavęs įvairūs klubai, klasikos klubas, yra atvykęs Miami auto klubas, atvykęs BMW E30 klubas. Tad turbūt dabar kviečiu jūs pasigrožėti gražiais vaizdais. Po to turbūt sugrįšime, dar pratęsime mūsų pokalbį, nes čia yra pirma salė, o kita salė yra skirta tik amerikietiškam automobiliam. Tai ten stovi daug amerikiečių automobilių, yra svečiai iš Latvijos, iš Estijos ir žinoma iš įvairių Lietuvos miestų. Ir šiokia tokia ekspozicija stovi lauke, ten mes atvykome su violetiniam 5, su baltu Bentley Turboaru ir su mūsų dažytų linksmų Subaru Libero. Ką čia? Nu čia turbūt tikiuosi, kad dauguma žiūrinčių mūsų kanalą žmonių apsilankė šioje parodoje, patys gyvai pamatė šios nuostabius Miami auto klubo žmonės. Sveikas, Kasparai! Daug gerų, įdomių žmonių čionai, tad turbūt mažiau šnekų, daugiau vaizdų. Pasimkite skaniai atsigert ir pasigrožėkite gražiais parodos vaizdais. Taigi, sekmadienio rytas, paroda praėjo sėkmingai, visa įranga sukrauta į busą, kaip matot,
Viskas tilpo, ir kėdės, ir kilimas, ir stendai, ir viskas. Šaunu, kai yra didelis automobilis. Kągi, paroda praėjo sėkmingai, mums patiko, tikiuosi ir dalyviam patiko. Daug žmonių pažįstamų bičiulių atėjo, pakalbėjom, pasišnekučiavom, pašnekėjom tiek apie mūsų laidą, tiek apie senus automobilius, tiek apie kitus įdomius dalykus. Tad manom, kad paroda praėjo gerai. Mūsų automobiliai, tikiuosi, visiems patiko. Lauke dar stovėjo baltas M3, Subaru Libero, violetinis M5 ir 635 BMW raudonas. Fordas, kaip ir pasakojau, stovėjo kitoje amerikiečių automobilių salėje, kadangi dabar jau didžioji dalis automobilių išvažiavę ir galim čia sauliaisti ramiai tvarkytis, taigi Fordą atvažiavom pasigrožėti, kad ir šitoje salėje pastovėtų. O kągi, dabar su bičiulių pagalba visus automobilius varome į parkingą, toliau leidžiam sekmadienį ir susimatysime kitą savaitę, nes Juliaus Auto dirbtuvės atvyko dar keli automobiliai iš Amerikos, tad juos apžvelgsim ir pažiūrėsim, kągi įdomaus mums atneš kitą savaitę. Štai, turime dar vieną draugą, nesenai atvežė, paroda pasibaigė, taigi važiuojame pažiūrėti, kągi čia mums įdomaus privežė. Taigi, turime Jaguarą XJS 95 metų 4 litrų V8 varikliukų. Automobilis pakankamai geros komplektacijos, graži raudona, tamsiaus vyšnios, nežinau, spalva, su šviesiu stogu ir šviesiu odiniu salonu, turintis lempo apiplovimus, daug medžių imitacijos, kaip visada daug elektros. Čia yra 2+2 modelis, tai reiškia, kad yra gale sėdynės. Neaišku, kas ten tilps, vaikas geriausiu atveju, suaugęs be šansų, bet vadinasi 2+2. Po dangčių slypi 4 litrų variklis V8, šiaip nustebino, kad variklis yra tikrai didžiulis. Aš gyvai prieš tai nebuvau matęs variklio, mačiau tik nuotraukose, bet kažkaip nuotraukos jis atrodė tikrai mažesnis. Čia atidarėm, tai patys nustebom, wow, didžiulis, galingas variklis. V12 variklį buvo atsisakyta pirkti, nes bijom dėl sudėtingos priežiūros, didelių kuro sąnaudų. Ir kadangi vėlgi šitas automobilis bus skirtas tiek man, tiek bičiuliam nuomai, kurie norės šį nuostabų sutvarkytą automobilį pasivažinėti be vairuotojo ar savaitgalį ar švenčių metu, tai buvo priimtas sprendimas įsigyti 4 litrų variklį, kuris yra patikimesnis, ekonomiškesnis ir reikalaujantis mažiau priežiūros. Pats variklio skyrius, kaip matote, yra pakankamai tvarkingas, švarus. Kas man patinka dažnu atveju automobiliam iš už Atlanto, kad jie nėra paveikti druskų, po kapoto dangčių viskas yra švaru, gražu, jokių nėra didelių korozijos žaidinių, kaip ir čia matom, tikrai labai gražus vaizdas po dangčių, taip norėtųsi, kad daugiau automobilių atvyktų su tokiu vaizdu po kapotu. Dabar šita pusė yra pakankamai tvarkinga, čia matome šiek tiek durų pažeidimų, nuotraukas jau nesimatė, aš galvojau, kad šita pusė bus tvarkinga, bet dėja, kaip visada atsiranda vis šiokių tokių siurprizų. Aš bent stengiuosi galvoju taip, kad kaip pirkau automobilį iš Amerikos, kad jį reikės visą dažyti. Jeigu nereikia visą dažyti, tai gaunam kaip bonusą, kad dažomas, nežinau, priekis, šonas ar dar kažkas, nes dažnu atveju, kaip ir čia matom, visa spalva nuo kapoto yra nublukusi, nuo dangčio bagažinės irgi nublukusi, taigi tikrai bus automobilis visas dažomas. Salonas, ulialia, švarus, šviesus, daug medžio, daug mygtukų, elektrinis stogas. Kaip matom, irgi kai būna dažnas atvejis, kai automobilis atvyksta su atviru langu,
būna palyja, tada konteineriai, ten 4 automobiliai savo ramiai sėdi, visi tenai karštyje, tai atsiranda pelėsis ir šituo atveju yra įsimetė pelėsis, bet jis yra lengvai išsivalomas. Taigi atsisėsti į vidų, taip sakyčiau, net neatsisėdamo įkrentam į vidų. Jeigu atvirai, toks šiek tiek jausmas keistokas, nes tu taip tiesioginė ta žodžio prasme guli. Atsigulė automobilį, bet gale dar matai, kaip ir minėjau, 2+2 yra ir 4 sėdynės, tai atsisuki gale, supranti, kad ant galinės sėdynės geriausiu atveju tavo maišelis ar kuprinė, bet jie pritaikyti žmonėms. Taigi yra daug mygtukų, automatinė greičių dėžė, automatinis stogas, laikrodukas su Jaguaro, magelis, irgi, kas nežinau, kas nesusidūręs, tai matot, visi varžtai kokie įdomus ratlankių, nes kai automobilis yra kraunamas į konteinerį, tiksliau yra dažniausiai 4 automobiliai kraunami, visi ratai yra nuimami dėl aukščio staupimo, tai ratai nuimami, pada sudedami, dažniausiai tingi prisukinėti, prisukant 1-2 varžtų, kitų sumeta į saloną ir jie savo ramiai guli. Nu ką, išlipti lengviau negu įlipti. Toliau, gražus bakas, kaip priklauso žvėriui, galas mano nuomonė yra gražus, senesni Jaguarai arba V12 yra kur tokio kampe lempos, čia jau taip vadinami atnaujinti faceliftiniai modeliai, tai va čia yra tokios gale juodos lempos su chromu, tai man asmeniškai labai gražus modelis. Žemas, priplotas, toks wow. Šita pusė turinti daugiau surprizų, bet jie buvo žinomi, tai yra brauktas šonas, kaip matot, nuo čianai kažkur ėjo, visas šonas yra brauktas, durytės sulamstytos, brauktas šonas, tai šitos detalės jos tikrai susitvarkės. Kita vertus, kadangi automobilis bus dažomas visas, tai tiek ta kapoto pablukimas, tiek bagažinės pablukimas reikšmės neturi, šonas bus sutvarkytas, perdažysim ir bus paruoštas pavasariui. Taigi su šiuo automobiliu pabaigiant trumpą apžvalgą, darbai, kaip matote, jis atvykęs į Juliaus auto dirbtuves, bus atliekama patikra, tvarkoma, kas būtina pakaba, variklio skyrius keičiami tepalai skysčiai, tai yra paruošiame techninę pusę ir tada jis išvyksta į kėbulinius dažymą ir tikiuosi į registravimą ir bus paruoštas šią vasarą važinėjimui. Šitas pirkinys, sakyčiau, yra pakankamai tvarkingas. Kas šiek tiek nuvylė, tai yra kitas mūsų draugas, kuris atvyko draugė su juo. Tai yra labai įdomus modelis. Tai yra Cadillac Alante. 93 metų turintis V8 32 vožtuvų Northstar variklį. Šis variklis šito modelio tik 1 metus. Jisai labai galingas, palyginus kaip šitą modelį, jeigu neklysiu, gal 300 arklių turi, tai tikrai daug, kaip tokiam rausteriukui, 2 durų kabrioletui, tai yra labai geri parametrai. Šiaip šitas modelis yra labai įdomus, aš apie jį tikrai norėsiu papasakoti atskirai, tiek jo visą istoriją, kaip Cadillacas nusamdė Pininfarina, taip šitą modelio dizainą kūrė Pininfarina, tada visi automobiliai buvo surenkami Europai, skraidinami, žodžiu, Cadillacas nuėjo į minusą su šito modeliu, čia turėjo būti prabangus Cadillacas įėjęs į kabrioletų, tokių rousterių segmentą, tačiau jiem dėja nepasisekė, šitas modelis taip ir liko toksai pusiau užmirštas. Iš tokių didelių defektų pas jį yra brauktas tas šonas, jis bus irgi sutvarkomas, jau yra susitarta, nes su detalėm yra pas juos sudėtingiau, tai yra, matot, irgi durys iškabintos, čia susitvarko, pats salonas irgi, po to jums parodysim, jis yra šviesus, man asmeniškai yra labai įdomus, yra begalė mygtukų, visa panelė yra vien mygtukai, yra toksai kaip pusiau elektroninis, toks vėlgi futuristinis prietaisų skydelis, jis yra dvivietis su 2 sėdynėm. Tai toks labai įdomus išskirtinis modelis, žinau, kad toks vienas yra labai tvarkingas parduodamas Klaipėdoj, antro jo važiuojančio nemačiau, tai busgi pačiam man labai įdomu jį sutvarkyti, pasivėžinti ir suteikti jum galimybę jo pavažinėti, nes jis irgi bus taip pat nuomojamas be vairuotojo. Kaip ir minėjau, šiai vasarai norėčiau paruošti apie 10 kabrioletų nuomai, žiūrėsim kaip seksis, laikas greit bėga, parodų daug, reikalų daug, bet bandom pasiruošti. Vėlgi, priekis, tikras Cadillaco priekis, chrominės grotelės, siauros lempos, gražus Cadillaco ženkliukas. Šiaip labai įdomus modelis, bet aš manau, mes prie jo sugrįšim, kai jis bus sutvarkytas. Ir yra mėgiamas skaičius 3. Trečias draugas atvažiavo kartu su juo, tai yra C4 Corvette.
Šie automobiliai buvo išpirkinėjami gal ten gruodžio, sausio pradžioj, nes skubėjom, kad jie greičiau atplauktų, kad galėtume paruošti, taigi vienu metu nemažai suplaukė, dar yra pora čia atplaukusių. Taigi šitas korvetas irgi, jeigu trumpai, labai įdomus modelis, tai yra Targa. Jis yra 40 metų suvokties jubiliejum, tai yra raudonas salonas, yra logotipas, dar yra pora smulkmenų, yra ten tokia lentelė, pamatysit. Po dangčių yra 5.7 variklis, ganėtinai galingas. Dabar neturiu rakto, negaliu jum atrakinti, nes taip gražiai atsidaro visas priekis, matom ten labai gražų variklį, bet aš manau, mes prie jo sugrįšim tikrai dar ne kartą, nes modeliukas labai įdomus, gražus, yra baltas, jisai kėbulo defektų neturi, turi saloną reikės pervilkti, ten porą turi smulkmenų, kapotas pabraižytas, bet iš esmės labai tvarkingas automobilis, tad tikiuosi remontas neturėtų ilgai užtrukti. Ir mes sugrįšim prie apžiūros. Čia yra tokių daug įdomių dalykėlių. Čia yra benzo bakas gale, jis taip irgi gražiai atsidaro su gražių korvetės Chevroleto ženkliukų ir finišo vėliavos simbolių. Kaip ir minėjau, Targas stogas nusiema. Pats galas man asmeniškai yra labai gražus. Tai čia yra C4 faceliftinis jau modelis, kuris yra jau šiek tiek lempos apvalėja, nes pas C4 korvetė yra ta pati pirmai tokios apvalės lempos. Visas elektrinis skydelis, pas šitą jau yra dalinis elektrinis, apvalėja lemputės, bet du išmetimai, gražus užrašus. Korvetė, toks žemas, šiaip pakankamai žemas ir platus automobilis. Tikrai kaip 2 vietų kupė modeliui žemas automobilis. Taigi, Julius darbo turės, tai paeiliui žiūrim, kur yra mažiau darbo, su tais automobiliais juos greičiau tvarkom, darom aptarnavimą, važiuoja dažymą, poliravimą ir registravimą. Taigi, manau, pagal steką, čia Julius turbūt pakomentuos, bet tais Jaguaras Corvette, o Cadillacas po to. Taigi, Juliui sėkmės su darbais prie šių automobilių, o mes judame toliau. Tiesa, norėjau jums parodyti Toyota Century, kaip ir sakėm, su naujaisiais ratais. Taigi, ant Toyota Century uždėti R20 ratlankiai su 245, 35 R20 padangom. Pats ratlankis, aš šiaip labai džiaugiausi, jis man pakankamai gražus, išrenkamas, chrominis, japoniškas, kilmingas, bet uždėjus ratlankius ant automobilio, vaizdas šiek tiek pasikeitė ir dėja ne į gerą pusę. Tad norėjau jums parodyti vieną iš pavyzdžių, kaip galima įsigyti ne tuos ratlankius, kitaip tariant, prašauti su jais. Jeigu galas dar atrodo, nežiūrint tai, kad tai yra beveik karieta, tai situacija su priekiu yra sudėtingesnė. Priekis atrodo nekaip. Visų pirma, yra įdėtas ratlankių praplatinimai, nes ratlankis uždės kabiną suportą, todėl teko jį šiek tiek išnešti. Toliau padangos buvo vėlgi kažkodėl pasirinktos pakankamai nors ir siauro diametro, bet gavosi toks labai masyvus ratlankis. Ir dabar iš to gražaus tokio Century, kuris buvo toks elegantiškas, dabar toks tapo ping-pong morozinis juodas automobilis. Tai dėja ratlankiai nepasitvirtino. Tiesa, norėčiau priminti jums, kad pakaba yra orinė, yra įdėtas valdiklis. Jūs matote, čia yra valdiklis, kontroleris, kur galima reguliuoti pakabos aukštį, tačiau niekaip nepavyksta susiderinti, kad viskas vyktų sėkmingai. Tai yra arba leidžiasi apačia, arba leidžiasi priekis, arba leidžiasi viena pusė, arba leidžiasi kita pusė. Bet taip, kad sistemingai jisai nusileis, turbūt galima išlyginti vieną aukščio lygį, dėja nepavyksta susiderinti, bet tikiu, kad rankų nenuleisim ir tas bus padaryta. Taigi, o kalbant apie ratlankius, taigi reziumė tokia, kad R20 ratlankiai šiam automobiliui yra tikrai per dideli. Dar plaukia iš Japonijos R19 ratlankiai, irgi to pačio VOR gamintojo, tik tai šiek tiek kitokio dizaino, pabandysim uždėti juos. Jeigu ir jie netiks, tai turbūt grįšim šiam sezonui prie originalių R16 ratlankių, kurie buvo uždėti, gražus, elegantiški ir tęsime sezoną taip, nes kažkaip norėjosi šį sezoną šiek tiek paivairinti, kažkokius įdomesnius ratlankius uždėti, bet dėja pirmas blynas yra prisvylęs, nepasiteisinęs, tad šie ratlankiai bus nuimami.
O dabar, kągi, judu pas Karolį į Juliaus Auto dirbtuvės, pasižiūrėsime, kaip jam sekasi remontuoti, tvarkyti ar šiaip linksmintis prie senų automobilių. Tai sveiki atvykę į Garage Live, pažiūrėsim, kaip mums čia sekasi. Tai šalia manęs turim raudoną grožį, kurį jau matėte plačiau, epizodas visas buvo apie jį padarytas, tai jisai pagaliau atkeliavo pas mus, pasidarėm defektaciją ir dabar kaip ir jau mums standartas, jau įpratom, tai užsakėm detalės ir porą savaičių jų laukiam, kol atvyks iš Amerikos. Tai kol kas jisai stovi, dar reikės išimti starterį nuvežti remontuoti, nes jisai pristringa, kai karštas. Užsakyta yra vairo kolonėlė, nes šita stringanti ir tepalai filtrai, toks einamasis remontas ir aptarnavimas. Tai čia turim Sierra ar Mercury, kaip ten pavadinsim, ir jam taip pat laukiam detalių. Yra užsakytos visų 4 ratų stabdžių kaladėlės. Suportai jau yra padaryti, tai vėl laukiam detalių, atvažiuoja kaladėlės, galim sudėti, užvesti ir kaip ir važiuoti. Aišku, nebus čia taip paprasta, bus dar tikrai ten kas nors išlys, nes mašina nestandartinė truputį, burta kažkas, tai manau dar bus reikalų prie jos, bet pažiūrėsim, kaip prieisim prie jo. O toliau čia prieš mane turim labai gražų Mercedesą, tai jau projektas į pabaigą. Dabar iš elektros pusės kaip ir viską turim, šviesos veikia, pakaba sutvarkyta. Tai mums kas liko, sulaukėm, jau yra užrašytas tvarkytis duslintuvą, tai sulaukėm eilės, dabar truputį stovi, nuvažiuoja, susitvarko duslintuvą ir tuomet lieka karburatoriai. Tai išvažiuoja remontuotis karburatorių, sutvarkomi karburatoriai, nes dabar reikia kokių 15 minučių šildyti užkūrus, kad galima būtų jungti pavarą ir pradėti važiuoti, nes kitaip užgesta. Tai bus sutvarkomi duslintuvas, karburatorius ir galima bus važiuoti registruotis. Ir tada, kai pavyks registracija, sudėsim ratus dar, kurie yra bagažiniai. Supra, čia kažkaip šitame epizode visas mašinos pas mane laukia detalių, tai Supra irgi taip pat. Laukiam detalių. Jau buvo test drive'as padarytas su juo, kaip matot, kūrės važiuoja. Dabar laukiam poliuretano, atvažiuoja poliuretanas ir tada lupas visa pakaba žemyn kartu su varikliu, pakaba vežama smėliuot, dažyt, keičiami visi saliamblokai ir daromas variklio aptarnavimas. Pasidaro pakaba ir tada liktai žinau, kad važiuoja pas kėbulininkus. Tai matysim, gausim detalių, matysim, kaip mums sekas toliau su juo. Tai čia laukia kol kas tiek, nežinau, einu už kadro pažiūrėti, gal dar ką rasiu. Ir tada pamatysim, jeigu ne, keliausim į vidų. Lebaronas jau buvo panaudotas pagal paskirtį, tai buvo pavažinėtas su nuleistų stogu ir grįžo smulkiem remontam, tai čia, kaip matot, neveikia lempų uždarimas, tai reikės pasižiūrėti, kodėl jisai sugedo. Ir galinės kolonėlės garso negrojo, bet su jom ne taip paprasta, nes kiekviena kolonėlė turi atskirą savo garso stiprintuvą. Tai toks nekasdienis labai dalykas, tai kol kas dar ieškam tokių. Tai saulė išlindo, galiu pasakyti, stovim dar čia kaip gerai, šilta, bet neeinam į vidų, turim dar projektą. Čia labai greit reikia, nes labai visi piktais veidais į mane žiūri, tai bandau labai greit. Turim Ford Bronco, šiaip nestandartinis automobilis matyti jau Vilniaus gatvėse, bet čia kas dar įdomiau, kad stovi seno 123 Mercedeso 3 litrų dizelis. Tai kažkada senai jis yra dar pakeistas, dar ir ant senų lietuviškų numerių užregistruotas. Tai toksai tikrai įdomesnis, kai padarysim, išvažiuosim test drive'ą, galėsim pafilmuoti daugiau. Turi gražų raudoną saloną, lėtas kaip vėžlys, bet su tokia mašina niekur neskubėsi. Jam buvo atliekami gana dideli darbai, bėgo tepalai iš motorų, iš pavarų dėžės, iš paskirstymo dėžės. Buvo nuspręsta, kad paprasčiausia tą darbą sutvarkyti yra visą variklį išimti. Tai viskas buvo ant žemės, po truputį jau yra surinkinėjama ir matoma šviesa tunelio gale. Tai tikėkimės šios savaitės gale, kitos savaitės pradžioje automobilis bus pabaigtas ir atiduotas klientui.